Sveiki, čia Iva Baltė, aš esu Mantas, Vakarų regiono pardavimų vadybininkas. Šiandien atvykom į Šilalės rajoną pas ūkininką Laimoną Milašių ir norime jums pristatyti praeitais metais į šį ūkį atvykusią techniką. Tai būtų FEN 728 vario ir FEN 313 vario. Ir pakalbinsime šiandieną ūkio savininką, kaip jiems sekėsi eksploatuoti šią techniką. Atėjo kaip pradininkai, tai tėvai pradėjo. Paskui mes augom po biškį, visą laiką traktoriai, mažas. Nebūdavo kur atsisėsti ant kaladikės, šalia, miegodavai, važiuodam. Didėjom, vis prisijungdavom, taip ir pradėjom. Tėvai jau po biškį nori trauktis, mes dabar perėmam visą. Aš, brolis ir tėvai. Laikom melžiamas karves, ar prieauglį visą, mėsinę turim kažkiek. Javai. Tai taip viską ir dėliojam, kur vieną metą vienur geriau, kitą metą kitur geriau. Turėjom ankstesnius, biškį pradėjo jie gesti, daugiau remonto reikėjo, tai galvojom, ką nors atsinaujinti, kad būtų rimčiau, greičiau, negaišti laiko ant remontų kokių. Tai ir nusprendėm įsigyti. Gerą traktorių reikia turėti, todėl kad atliktum gerai visus ūkio darbus. Kad būtų rimta technika, negestų laukuose, nereikėtų stovėti, nebūtų pravaikštų. Dėl to įrengtis kokybišką gerą daiktą. Kai ilga darbo diena, tai komfortas labai svarbu. Ir kondicionierius, ir radija, ir sėdynė yra ventiliuojama, masažuojama. Ne kiek pavargsti, kiek dar pasimasažuoji, atsigauni ir taip ir tęsiasi toliau diena. Kada intensyviausi darbai, tai prasideda anksčiau, jau 7 kokią ateini, apsičiūri, pasiruoši traktorių ir išvažiuoji į laukus. Baigėsi įvairiai. Ir 12, 1 ir 10. Yra tekę ir 5 ryte grįžti. Krautuvą turim, bet krautuvą visą laiką reikia ir prie fermos, prie ūkių, jo neina visur padalinti, tai pirkom dar vieną su frontaliniu krautuvu, kad būtų galimybė laukuose daugiau su juo. Viskas patogu, viskas aišku. Iš pradžių tik tai biškį, kol susireguliuoji, susidėlioji, o paskui tik vieną mygtuką spaudi ir važiuoji. Ir nesuki galvos. Norėčiau pristatyti šiame ūkyje esantį traktorių FEN 728 vario, kurioje komplektacija sudaro priekinis darbinis velenas, reversuojamas priekinis ventiliatorius hidraulinis, tai čia jau pagrindinis išskirtinumas. Naujo tipo variklis Sako Power 7,5 litro, lėtas ūkis, vario drive transmisija, kuri neturinti priekinio darbinio privestinio įjungimo. Priekinis siltas valtųsi automatiškai, nuo 25 km priekinis siltas išsijungia ir važiuoja tik su galiniais ratais. Toliau pereikime į vidų ir apžvelgsime vidaus komplektaciją. Traktoriaus komplektacija sudaro odinės sėdynės, jos yra šildomos, vėdinamos ir masažuojančios. Toliau matote 3 monitorius, kuriuose galite matyti visą informaciją tiek traktoriaus, tiek padargų. Tai papildomas monitorius yra įmontuotas lubose, kuris reikiamu atveju yra išstumiamas lauk. Matote pilną informaciją. Taip pat į traktoriaus komplektaciją yra montuotas elektrinis rankinis, kuris suveikia atsistojus nuo sėdynės. Ir lygiai taip pat atvirkščiai išsijungia atsisėdus į sėdynę ir pradėjus važiuoti. Taip pat traktoriaus komplektaciją sudaro pilni LED žibintai. Jie yra vokiečių gamintojas, Helos, naktį tikrai matysite, kur važiuoti. Papildomai ratus yra sudėti svoriai, tai 2 svoriai po 600 kg. Tikrai padidins sukibimo su žemės paviršium. Toliau aptariam komplektaciją, eikim į galą, kur matot sumontuotas hidroporas. Šiame traktoriuje jos yra 5, ir lygiai taip pat ir priekyje yra viena pora hidraulinė. Į šią komplektaciją taip pat yra sumontuotas kabinos amortizacija, ji yra orinė ir turi papildomą funkciją, kuomet transporto metu važiuojant į posūkį, kabina išsilaiko tiesiai. Taip, dar matote hidraulinę centrinę traukę,
funkcijų mygtukus, kurios galite valdyti iš traktoriaus kabinos. Monitorėje pasirenkat kokią funkciją, kuris mygtukas valdys. Dar pagrindinis išskirtinis momentas, kad šis traktorius turi atskiras sistemas. Tai hidraulinė sistema turi savo baką, o transmisija turi kitą baką. Ir jeigu jūs nuspręsite, kad jūsų ūkiui reikalingas panašus ar toks traktorius, drąsiai kreipkitės į Vabaltas vadybininkus ir mes su jumis susisieksime. Geros dienos!